Šiame vaizdo įraše parodysiu, kaip atidaryti sąskaitą eToro, paaiškinsiu, kaip veikia prekybos platforma ir papasakosiu apie prekiautojų kopijavimą. Norėdami atidaryti nemokamą sąskaitą eToro, spustelėkite nuorodą aprašyme ir pereikite prie registracijos formos. Čia įveskite savo pašto adresą, vartotojo vardą ir slaptažodį. Sutikite su sąlygomis ir spustelėkite žalią mygtuką. Po akimirkos būsite nukreipti į eToro platformos valdymo skydą. Skydo viduryje yra srautas su investuotojų įrašais. Kaip matote, eToro didelį dėmesį skiria socialiniai prekybai ir investavimo bendruomenės kūrimui. Nuo pat pradžių eToro pasiūlys jums patvirtinti savo duomenis. Tai užtikrins jūsų sąskaitos saugumą ir leis atlikti pirmąjį įnašą. Patvirtinimas apima jūsų tapatybės ir adreso patvirtinimą. Kairėje pusėje yra navigacijos juosta, kurioje galite peržiūrėti stebimus turtus, patikrinti savo portfelį arba atrasti naujas investavimo galimybės. Pasirinkę jūs dominančią priemonę, pamatysite diagramą, prognozes ir svarbiausius ekonominius įvykius, kurie gali turėti įtakos priemonės vertei. Taip pat galite naudotis išsame techninę analizę. eToro yra žinoma dėl kopijavimo prekybos. Norėdami pradėti kopijuoti prekiautojus, eikite į skyrių Kopijuoti prekiautoją ir peržiūrėkite investuotojų rezultatus. Platforma leidžia patikrinti istoriją, grąžos normą ir tai, kiek žmonių kopijuoja tą investuotoją. Taip pat yra naujienų srautas, kuriame investuotojai gali komentuoti dabartinius rezultatus ar geopolitinę situaciją. Norėdami pradėti kopijuoti, spustelėkite žalią mygtuką Kopijuoti ekrano dešiniame viršutiniame kampe ir įveskite sumą, kurią norite investuoti. Atminkite, kad norint pradėti kopijuoti, reikia įnešti ne mažiau kaip 200 USD. Kiekvienas investuotojas gali nustatyti skirtingą minimalią sumą, nuo kurios pradedamas kopijavimas. Norėdami įnešti lėšas, spustelėkite mygtuką Deposit Funds, įnešti lėšas ekrano kairiajame apatinėme kampe. Žemiau yra mygtukas, kuris leidžia pakeisti sąskaitos tipą iš realios į demo. Tada pasirinkite valiutą ir sumą, kurią norite įnešti į platformą. Įmoką galite atlikti kredito kortelę, internetu arba PayPal. Tikiuosi, kad šis vaizdo įrašas buvo naudingas. Jei taip, prašome įvertinti šį vaizdo įrašą ir užsiprenumeruoti mano kanalą, kad būtumėte informuoti apie naujus vaizdo įrašus. Aprašyme rasite nuorodą į nemokamą demo sąskaitą eToro. Dėkojame už peržiūrą.